Ar juntamas skirtumas tarp Seimo narių, kurie išrinkti pagal sąrašą, ir tų, kurie išrinkti vienmandatėse apygardose? Taip, iš tikrųjų labai didžiulis skirtumas ir kiekvienas atėjęs per rinkimus, per Seimo rinkimus, gauna 2 biuletenius. Vienam biuletenį jisai pažymi partiją ir reitinguoja 5 žmonės, kuriuos norėtų matyti Seime. Na, o kitame lapelyje jisai pažymi tą žmogų vienmandatininką, kuris geriausiai atstovautų jo rajono, jo bendruomenės interesus. Būtent vienmandatininkai ir yra tie žmonės, kurie bendrauja daug su savo rinkėjais, nuolatos grįžta į savo apygardas ir tikrai pateikia labai daug siūlymų, išgirdę realias žmonių problemas ir jų nuotaikas. Tad nepaprastai svarbus dalykas kiekvienam rajonui išsirinkti tokį vienmandatininką, kuris įsiklausys į jo problemas.